Žingsnį ženk, vartai prie tavęs, palik čia buvusį save. Praeities ežerai išnyks, paliks jie ten, kur neviltis. Nebijok, širdimi paliesk, laisvė tą mane gimdys. Angelai neškit ant sparnų man šviesą tą, kurios geidžiu. O dangaus šventa šviesa, tu pavirsk mano daina. Meilės jūra vėl grąžinki į mane. Nebegrąžinsiu jau dovanos, kurią gavau. O netikėjau, kad šita šviesa ištirpdo ledą širdyse. Nebijok, širdimi paliesk, laisvė tą mane gimdys. Angelai neškit ant sparnų man šviesą tą, kurios geidžiu. O dangaus šventa šviesa, tu pavirsk mano daina. Meilės jūra vėl grąžinki į mane. Ne širdyje, kai sulošta šviesoje. Meilės jūra vėl grąžinki į mane. Žiauri tikrovė. Penktadienis Liepos 8. Šiandien, kaip ir įprasta, nuo 14 valandos Pulso eteryje Žiauri tikrovė ir Aivaras Lileika, nepriklausomas istorijos tyrėjas, ekspertas. Sveikas gyvas. Sveika gyva Lietuva, sveikas. Kaip šiandien, apie ką mes irgi po Mindauginių, kokiagi tema pas mus šią savaitėlę? Tai dabar bus prieš paskutinę laidą, sekanti paskutinė bus kaip tik Liepos 15, tai bus Žalgirio Liepos 16 įvykiams atminti Žalgirį, ir tai mes po šitos laidos galbūt dar vieną, nežinau, pažiūrėsime, jeigu klausimų sulauksime iš klausytojų, tai tada galėsime surengti vieną papildomą laidą vien klausimams. O šiandien
mes pabaigsim tuo laikotarpiu 1500-1400 metai. Ir kodėl pertrauką darom? Tai todėl, kad mes baigiame krikščioniškąjį laikotarpį ir pradėsime nuo iki krikščioniškojo laikotarpio iš esmės kovų karų su krikščionybė. Kaip aš vadinu, su netradicinio tikėjimo sekta. Sektantais, kurie žudė tuo metu visus vietinius gyventojus. Nežiūrint šiandien, kad jie pakankamai taikus, bet ta netradicinė sekta atėjo žudydama žmonės. Visi kryžiaus karai, ar ne, ir viskas. Jo, tai yra sektantų, akivaizdžiai sektantų religija, nes jinai žudė žmonės ir bet kokią sektą žudo žmonės. Tai šiuo atveju krikščionybė buvo viena iš baisiausių to meto sektų ir mes pereisim nuo rugsėjo mėnesio greičiausiai į būtent tą laikotarpį, kuomet Lietuva buvo didžioji kunigaikštystė, ne, be sąjungos su Lenkija, buvo viena, galbūt, sakykime, ir geopolitiškai svarbiausių jėgų Europoje po katalikiškosios, bet tai kitas laikas ir apie jį kalbėsim vėliau. O šiandien mes kalbėsim apie tą laiką, kur mes tapome krikščionišką šalimi. Ir kaip praeitoj laidoj kalbėjau, tie metai 1500-1400 metai yra kolonizacijos laikotarpis, tokia pradžia. Ir tuo pačiu, kaip šitie metai yra, sakykime, tos, dabar kalbam apie globalizaciją, visokią globalizaciją, vieni kovoja, kiti eina kartu su ją. Tai tas globalizacija yra nuo žodžio glob, lietuviškai gaublys, tai gaublizacija savotiškai yra, tai yra viskas, kas apjungia. Tai va šitą laikotarpį galima įvardinti jau kaip po globalizacijos pradžią gimti, nes ta globalizacija šiuo atveju kaip krikščioniško ideologija, jinai pasiekė, kaip ir praeitoj laidoj kalbėjau, pasiekė Pietų, Šiaurės Ameriką, Australiją, tai būtent šitas laikotarpis yra pradžia, šaknis. Ir vienas iš įdomiausių tokių reiškinių globalizacija lydėjusi kolonizacija ir jos priežasčių reikia ieškoti krikščionybės filosofinėje idėjoje. Pavyzdžiui, išrinktoji tauta ir pažadėtoji žemė. Tai mes kaip išrinktoji tauta ateinam į pažadėtąją žemę. Dažniausiai kitų žmonių. Tai šiuo atveju kryžiuočiai yra vienas, kryžiuočiai buvo išrinktoji tauta katalikui Dievo akise, o pagonis buvo neišrinktoji tauta ir jų žemė buvo pažadėta tiems katalikams. Tai kadangi vietiniai nenorėjo atsisakyti žemės, tai problema buvo vietiniai, tai ta problema buvo sprendžiama peiliais, kirviais, kitokiais žudimo įrankiais, tai tie sektantai, krikščionys, šito nebijokime vardinti, to meto krikščionybė yra viena iš baisiausių sektų. Bet kažkaip tai ir dabar pagalvoju, kad kitaip ir turbūt neįmanoma buvo, ar ne viskas ginklu, taikos... Tai kas nori atiduoti žemę. Iš tos pusės, bet kalbate ir apie krikščionybę, ar ne? Kad, krikščionybė yra viena iš baisiausių religinių sektų, nužudžiusių daugiausiai žmonių, galbūt net daugiau negu komunizmas. Tai tą reikia įvardinti ir šito nebijoti įvardinimo. Nes yra dvi pusės, šviesioji ir tamsioji. Dabar mes matom tik šviesiąją bažnyčios pusę, sakykime, šventą Pranciškų, bet tai vienas šventas milijonas velnių aplinkui. Čia netrodo, Aivarai, žinai, vyresnio amžiaus žmonės, kurie klausas, oi, degsi ant laužo su tokiais žodžiais, kaip būna. Aš nežinau, lietuviškas žodis kūryba atspindi kūrybą. Tai mano supratimu, galbūt jau laikas būtų be abejo sukurti, užsiimti tą kūrybą valstybėje ir galbūt tokie veikalai teoretiniai, kaip po Markso, sakykime, komunizmo tenai kapitalas ar kažkaip tai vadinasi, krikščionybės teoretiniai veikalai, galbūt kūrybai iš tikrųjų yra labai tinkama medžiaga. Tai čia žodžių žaismas, lietuviškas nieko nepadarysi. Kaip kas supranta, nuo sugadinimo laipsnio. Kaip kas supras, kaip kas traktuos kiekvieną, tai čia jau kiekvienas bet kūryba, tai žodžio vienas iš svarbiausių galbūt priežasčių, be kūrybos nebus pokyčio. Tai ta priežastis tos globalizacijos, sakykime, priežastis kolonizacijos buvo krikščionybės filosofiniai minty, išrinktoji tauta pažadėta žemė. Ir kai jinai suleido Europoje, mes kalbėsime kitose laidose apie tą iki krikščionišką kažkiek tai Europą, kur Lietuva buvo paskutinis kraštas Europoje, kur visiškai kiti civilizaciniai konceptai, visiškai kiti santykiai tarp žmonių buvo. Tai apie jos kalbėsim nuo rugsėjo mėnesio. Taigi šita filosofinė idėja, religinė idėja, suleidusi šaknis į visuomenę, į sociumą, pradėjo skleistis visam pasaulyje
mirties žiedais. Ir to nieks negali paneigti. Taip, krikščionybė išsiskleidė suleidusi šaknis mirties žiedais ir tos mirties žiedų kvapą pajautėme mes visi. Lietuviai, prūsai, jotvingiai ir kai kurie postą numiro. Tai šiuo atveju prūsai numiro, jotvingiai numiro, prisijuostė krikščionybės. Taigi, ir vienas iš pačių tokių žalingiausių galbūt konceptų visuomenės civilizacijos išlikęs iki pat šiai dienai yra mintis, jog europiečiai atrado, aš paimsiu trupučiuką Ameriką vėl. Todėl, kad tai dar pas mus kažkiek tai išliko ir praeitoje laidoje kalbėjau aš daug apie Ameriką ir jos ryšius su dingusią Prūsiją, su dingusiais jotvingiais ir galimai dingstančią Lietuvą. Taigi, mintis, jog europiečiai atrado Ameriką, veda į tiesiog netobulą, galim netgi sakyti, į tobulą tikrovės nesupratimą. Mintis, jog europiečiai atrado Ameriką yra tobulas tikrovės nesupratimas, civilizacijos konceptų priešprieša ir tyčia ar netyčia įprogramuota konfliktą tarpe necivilizuotų, neišrinktų čiabuvių ir truputį civilizuotų išrinktų barbarų kabutėse, žinoma, europiečių. Ta galime matyti ir senatvinių arba jezuitiškų marazmų sergančių bei jų lygų. Va, ta lyga, tiesiog čia yra lyga jau. Perėmusių istorikų sampratą ir apie Lietuvos atradimą, atsiradimą 1009 metais. Nes kalbama, kad 1009 metais ir Lietuva kažkokie tai besibastantis sektantai atrado čia. Ir mes tą susitapatinom, kad mus kaip indėnų čia, tai yra tobulas tikrovės nesupratimas, civilizacijos konceptų nesupratimas ir tikrovės ignoravimas įprogramuojant konfliktą. Tai šitą mes turime konceptą giliai peržiūrėti ir suprasti. Taigi mes galima netgi apibendrinti visą tą nuo 20 amžiaus iki 15 amžiaus, ką mes kalbėjom laikotarpį, tai yra, kad krikščionybės filosofinė idėja išrinktoji tauta, pažadėtoji žemė, suleidusi šaknis į visuomenę, sociumą europietišką, pradėjo skleistis mirties žiedais. Ir kas jos postydavo, arba mirdavo, arba tapdavo fanatiškais sektantais, kurios galim pavadinti, jeigu taip švelniau, pakitusios sąmonės būsena. Jinai nėra nei bloga, nei gera, jinai yra tiesiog pakitusi sąmonės būsena ir su tai žmonėms bendraujant reikia suvokti, kad tu bendrauji tiesiog su pakitusios sąmonės būsenos žmonėmis. Ir jie yra labai tinkami valdymui. Valdyti jie nepajėgus, tai yra dievo avinėliai, kurios todėl į tos konceptus, be abejo, kas supranta valdymo konceptus, integruojant tą konceptą labai sėkmingai galima turėti avinų bandą. Tai yra visas 21, 20 ir iki pat 15 amžiaus, nes tai yra tam tikras filosofinis civilizacijos konceptas. Pažadėta žemė, išrinktoji tauta. Ir ta pažadėta žemė be abejo dangui, net ne žemė, tai kalbėkime apie pažadėtą dangų, o su žemė tie žmonės dažniausiai kaip tik nieko bendro neturi. Vadinamai amžinai gyvenimą. Jo. Nu, kam čia tau tie žemės rūpešiai, kam čia tau ta politika, šalinkis ir palik tai tiems, kas yra tie velnio išperos visą tai ir visi bamba nuo to laikotarpio. Taigi, bet apie tai aš šiek tiek kalbėjom praeitoj laidoj ir be abejo, rugsėjo mėnesį mes kalbėsim daugiau apie visiškus civilizacijos galbūt kitą konceptą, kuris gynės iš paskutiniųjų, bet kaip matom nelabai atsilaikė ir Lietuva susijungė su Lenkija ir tai yra tas laikotarpis būtent apie kurį mes šiandien šnekėsim. Tik dar trupučiuką priminsiu, kad 1492 metais yra ne tik tai kabutėse, kaip aš jau sakiau, mes negalėjom jos atrasti, mes tik tai atradome savo, bet ne jiems. Ten gyveno žmonės, jie turėjo civilizaciją, jų buvo lygiai tokia pat aukšta ir lygiai tokia pat svarbi civilizacija kaip ir europiečių. Ir susireikšminti save yra pastatyti save išrinktosios tautos vietą. Tai tas 1492 metų Amerikos kabutėse, kaip aš sakau, atradimas yra tuo pačiu ir Ispanijos susikūrimo metai ir atrado Kristoforas Kolumbas vadinamasis, tikėtina, kad atrado pagal arabų žemėlapius, kurios nušvilpė Vasko da Gama iš arabų, o galbūt viename iš jų rūmūšių paimti arabų žemėlapiai, nes arabai naudojasi kinų sukurtais žemėlapiais, kur jau 1416-30 metais kinai buvo apiplaukę pilnai visą pasaulį ir viso pasaulio žemėlapiai Kinijoje jau buvo ne viešai, bet, sakykime, besidomintiems ir turintiems
studentams galimybė prieiti prie kiniškos karališkos bibliotekos prieinami. Tai tas Kolumbo atradimas, ypač per tą maištą, kur jisai parodė žemėlapis, už kiek mylių yra tas vadinamasis būsimas Indijos, West Indijos, vakarų Indijos, dar vėliau Amerikos žemynas, jis parodė ir tada jūrininkai nurimo, nebemaištavo, nes jis parodė žemėlapis, kuriuose buvo Amerika nupiešta. Ir paradoksaliai, kad yra pilna žemėlapių, 15 amžiaus pradžia datuojama, kur ir Antarktida pažymėta, ir čia aš paskaitas atskirai, bet čia mes apie Lietuvą, tai aš dabar trupučiuką vėl priminsiu tik tai tiek, kad tai mus palėtė tom, kad Kolumbas atvėrė iš tikrųjų tik rinką. Neatrado žemyną, jisai tik tai atvėrė naująją rinką, tai pavadinkime. Taigi, atsiranda tuo pačiu laikotarpiu ir vieši bankai pirmieji, kuomet buvo galim patikėti savo turtą jau kažkokiam tai asmeniui, kažkokiai tai įstaigai, ir ta didžioji dalis bankų be abejo buvo bažnyčios, net ir Lietuvos didžiosios knygų lobynas buvo saugomas kaip bažnytiniai indai, bažnytiniai paveikslai ir auksakalių cechams. Tai tie goldsmithai visokie ir panašiai, tai didžioji dalis tų auksakalių be abejo sudarė amatininkai, kurie neturėjo žemės, ir didžioji dalis be abejo buvo hebrajai, tai yra žydai, ir todėl didžioji dalis bankų to laikotarpiu ir iki pat nūdienos yra įaugę į būtent tą 15 amžiaus pradžią, pabaigą, kuomet susikūrė tie pirmieji bankai, vieši, kur žmonės galėjo palikti, ir kadangi jie priminėjo tik tai aukso arba sidabrų, tai ir meno vertybėmis, tai tos meno vertybės ir tapo aukso ir sidabro atitikmeniu. Tai vat menas iš tikrųjų tik tai kaip konvertuojama valiuta yra. Kitu atveju tai yra ne menas, o pramoga. Tai tas apibrėžimas, kas yra vertė, kokie paveikslai, ir būtent buvo apibrėžta taip pat to laikotarpį. Ir pasižiūrėkim, būtent religinio turinio paveikslai tik tai buvo ir išliko iki pačiai dienai beveik pati didžiausia vertybė. Ir nes tai susieta buvo tiesiogiai su auksakalių cechais ir su bažnyčia to laikotarpiu, kai atsidarė pirmieji vadinamieji privatūs bankai. Bet iki to laiko mes, jeigu pasižiūrėsim, tai buvo sidabras, kaip atsiskaitimo priemonė pas mus dažniausiai buvo gintaras, grūdai, voverių kailiai buvo netgi kaip pinigai pas mus taip pat. Ir nuo šio amžiaus, kadangi mes pakliuvom į bažnyčias ir auksakalių cechų gniaužtą, auksas tapo pagrindinė atsiskaitimo ir konvertuojama valiuta, taip sakykime. Ir tuo pačiu tai buvo ir miestų gimimo laikotarpis, bet tie miestai, aš senesniuose laidose sakiau, bet dabar dar kartą priminsiu, tie miestai yra analogas dabartinių prekybinių centrų, tai yra analogas akropolių. Tai yra labai svarbus dalykas, kad tai buvo nederlingos žemės, su bažnyčios atėjimu dažniausiai būdavo sunaikinami fiziškai, tie, kurie priešindavosi bažnyčios atėjimui, o bažnyčios atėjimui dažniausiai priešindavosi vietiniai turtuoliai ir vietiniai išmintingi žmonės. Todėl, kai nebelikdavo vietinių išmintingų, nes inkvizicija juos sudegindavo, o vietinius turtuolius dažniausiai kryžiuočiai papjaudavo. Tai jų vietą ir atkėlė tą milžinišką imigrantų, kaip čia iš kurios pusės žiūrint pasižiūrėsi, bangą, kur aš, kaip paminėjau praeitoje laidoje, iš esmės buvo viena iš valstybės užkariavimus tradicinė įprastinių schemų to laikotarpiu, kad didinant emigrantų kiekį šitoj valstybėje teritorijai ir pastatant jos į raktinės pozicijas, tu turi galimybę tą tautą, valstybę pilnai užvaldyti. Taigi, tas miesto atsiradimas, jeigu mes pasižiūrėsim iki pačiai dienai, didžioji dalis miestelių, gyvenviečių ir švenčia to laikotarpį kaip miestų įkūrimo ir atsiradimo datas. Nežiūrint tai, kad šalia jų stūkso piliakalniai sugriauti, kurių yra 4000-mečiai, 3000-mečiai, kai kurių turbūt net yra Lietuvoje, man atrodo, ir 5000-mečiai paieškojus, galima atrasti ir 5000-mečio senumo piliakalnių. Toj didžioji Lietuvos kunigaikštystėje, aš turiu omeny. Tai keista, dabar įsivaizduokim dar toks labai įdomus sąmonės reiškinys, kaip aš sakiau, ta sąmonė labai stipriai buvo pažeista, tos filosofinės idėjos, kurios labai galbūt šiai dienai tiktų kūrybai, ypač šaltų žiemų metu, tai yra
keista, kad niekas kol kas nesusimasto, bet gali būti didelė tikimybė, kad mes pradėsime švęsti Panevėžio įkūrimo dieną nuo tada, kada buvo pastatytas Babilonas. Arba pradėsim švęsti Vilniaus įkūrimo nuo tada, kada buvo pastatytas Akropolis, bet nieks nešvenčia. Kol kas sudėtinga ir Kaune, ir Šiauliuose, ir irgi tenais Akropolį, irgi tai jo, bet dubliuojasi. Ką aš noriu pasakyti, jo, kad miestas tai buvo to meto prekybinė turgavietė, kuri gaudavo išimtinę teisę. Tik tai bažnyčia tuo metu galėdavo rengti mugės iki pat beveik Napoleono, kuris sugriovė Šventosios Romos tą valdymo modelį, tai buvo išimtinė teisė tik tai bažnyčiom ruošti tas mugės visas. Ir dar vadinamas Hansas miesto teisės, tai yra griežtai kontroliuojama centralizuotos valstybės monopolinė rinka, kuri kontroliavo, kam išduoti licenciją statyti Akropolį, kam ne. Ir mes matom šalia sugriuvusius Akropolius tiesioginę, tai yra miestai tiesiog supilta gyvenvietė Akropolis. Ir mes šalia matom bažnyčią ir iš tikrųjų visi švenčia bažnyčios pastatymą ir mugę, kad davė teisę bažnyčiai rengti mugę toje vietoje, bet miestas stovėjo ir iki tol. Stovėjo daugiau. Ir jeigu kas ieško savo šaknų, tai siūlyčiau pradėti švęsti ne nuo Akropolio arba turgavietės pastatymo mieste, o nuo gyvenvietės įkūrimo pradžios. O įkūrimo pradžia yra Piliakalnio pastatymas ir archeologiškai labai lengvai patirinti. Pasižiūrim, kur šalia Panevėžio yra Piliakalnis ir atrasim, kad Piliakalniui yra kokie 3000 metų. Vadinasi, Panevėžio miesto yra 3000, o ne tada, kada gavo prekybinę teisę miesto teritorijai rengti turgavietės. Ir tai parodo vėl to mito gajumo ir visišką, kaip aš marazminį tokį jau santykį su pačiu savim, kad tave atrado kaip barbarą, kuris neturėjo nei miestų, nei gyvenviečių ir staiga Akropolį pastatė, bet nieks nesitapatina. Bet reikėtų gerai visiems peržiūrėti tas teorijas ir pradėti miestų skaičiavimo datą nuo Piliakalnio įkūrimo, tai yra miesto įkūrimo. Ir miestai tada pasirodys pas mus ne 500 metų, 500 metų turgavietei, kur skirtingai teisę gavo bažnyčia jas rengti. Tai nebijokim šito pasakyti ir nebijokime pradėti švęsti tikrųjų datų. Tai yra 5000 mečių istorija, 4000 mečių. Ir tie marazminiai konceptai visi jie tiesiog žlunga prie šito ir nereikia net, kad jų įrodinėt, nueikit prie Piliakalnio, atsistokit ir pasižiūrėkit ir jūs pamatysit savo miestą, kaip jis atrodo. Piliakalnis tai yra tik pilis, o aplink buvo miestas, gyvenvietė. Tai tas laikas dar yra labai svarbus, kad 1492 metais ne tik tai Kolumbas kabutėse atrado Ameriką, tuo metu Vestindija, vakarų Indija, bet ir Ispanija buvo sukurta. Ispanija kaip valstybė pradeda skaičiuoti savo gyvavimo laikotarpį tik nuo 1492 metų. Nes popiežius finansavo šitas ekspedicijas tiek Kolumbo, tiek Ispanijos užėmimo ekspedicijas, nes tuo metu Ispanija buvo maurams priklausę ir gotams. Tai buvo bendra maurų gotų valstybė. Ir nieko bendro su dabartinė Ispanija. Dabartinė Ispanija skaičiuoja tik tai nuo 1492 metų, kuomet sausio 30, sakykime, išvyko ir iš Amerikos indienų aukso buvo sukurta pirmoji tokia irgi savotiška bažnytinė valstybė, nes bažnyčia ją ir kūrė, bet už išžudytų žmonių auksą. To turim nebijoti irgi vardinti. Tai yra ant kraujo pastatyta valstybė Ispanija. Ir todėl ispaniško inkvizicija pati baisiausia ir žiauriausia buvo visais laikais. Taigi, grįšim dabar prie mūsų kraštų. Kaip aš minėjau, užpraeitoj laidoje apie tai, kad mirus paskutiniam Jogailaičio atstovui buvo Liublino unija ir Henrichas Valua, tiesiog tai surišta, nes nebeliko paveldėtojų. Tai paskutiniai paveldėtojai tai buvo Vytauto Lietuvos didžiojo kunigaikščio dukra Sofija ištekėjo už Maskvos caro, tai Maskvos carai buvo taip pat teisėti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai, nes tai yra vytautinė linija ir mes šito neturime taip pat bijoti vardinti, kad Maskovijos carai yra Gediminaičiai, vytautaičiai, iš Kęstučio Vytauto anūkai. Ir
Bet tik tai tiek, kad dar kalbėsim šiek tiek daugiau apie tą plėtimąsi šitos Moskovijos, kuri tuo metu buvo Totorijos, viena iš provincijų. Vladimiro Suzdalios kunigaikštystė tuo metu priklausė Tatarstanų, tai yra Mongolijai. Apie Mongoliją mes skirsime rugsėjo mėnesį, galbūt spalio mėnesį, aš plačiau paaiškinsiu tą valdymo schemą, kuri ten buvo. Bet ta centralizuota karinė valstybė, Moskovija tuo metu, viena kaip iš provincijų, viena kaip iš dalių Aukso ordos Tatarstano, jinai užėmė Tverę 1485 metais, o 1478 užėmė Novgorodą. Tie miestai, tai buvo tuo metu atskiros šalis su respublikos valdymo modeliu. Ir jos buvo užimtos Moskovijos. Ir Novgorodo, tas 1478 metais, iš esmės galima įvardinti tokios kaip bendros valstybės, kur valdydavo visi gyventojai tą valstybę, visi nusipelnę gyventojai irgi. Lietuvoje tas išliko iki pat 1791 metų konstitucijos, kuri apriboja visų valdymą ir paliko tik tai keletas išrinktųjų valdymą, pašalindama didžiąją gyventojų kiekį iš valstybės valdymo. Tai tas irgi įdomu, kad konstitucijos dažniausiai, europinės konstitucijos pašalindavo žmonių valdymo galimybę iš valstybės. Tai yra aš apie įstatymų priėmimą kalbu. Taigi Novgorodo demokratijos pabaiga ir Moskovijos valstybės galutinis centralizavimas 1400. Tai yra tas Večės varpas, kur visus sukviesdavo gyventojus aptarinėti Respublikos Novgorodo problemas, buvo perlydas į Patranką. Ir Novgorodo tikrieji, senieji kūrėjai, kurių didžiulė tikimybė buvo Prūsijos išeiviai, buvo išžudyti arba ištremiami į Moskovijos pakraščius. Ir iš viso apie 150 žymių piliečių buvo nužudyta ir 8000 šeimų buvo ištremta. Taip valstybė buvo sucentralizuota ir įvesta vočinnikė ir pamieščikė. Tai yra, vočinnikė buvo tie didikai su paveldėta žemė, o pamieščikė tai yra būdavo skirstas pamiestyje. Tai būdavo skirsta sodyba. Caras skirsdavo valstybės tarnautojams sodybą. Ne paveldimo, ir tų vočinnikų vis mažėjo, o tų pamieščikų vis daugėjo. Tai yra, valstybė pasuko įdomiausiai tuo, jog tai buvo meritokratinė sistema, demokratijos priešingybė. Ir tai buvo pirmoji monarchija Europai pašalinus paskutinį likusi senųjų vikingų, gotų, sarmatų elitą. Monarcho pergalė tuo metu ir bet kur būdavo bažnyčios iš tikrųjų pergalė, nes bažnyčia karūnuodavo monarchą ir iš esmės monarchas būdavo tik tai dirigentas to didelio simfoninio orkestro, o natas rašydavo bažnyčia ir visi pagal tas natas ir šokdavo ir dainuodavo, ir nešokdavo ir nedainuodavo, monarchas tave nužudydavo. Ir po to bažnyčia rodant monarcho, jisai degino. Nors iš tikrųjų, ką deginti ir kaip deginti būdavo parašoma bažnyčiai ir bažnyčios įtakoje. Tai prasidėjus tom reformom iš Moskovijos į LDK, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, labai pasitraukė dalis tų vočinnikų, senųjų pirklių, valdovų, Rusijos valstybės kūrėjų, riurikaičių pasitraukė, nes tai buvo vienintelė galimybė apsisaugot. Bet tas modelis meritokratija, kaip aš minėjau, totoriškas Čingischanos pritaikytas modelis ir Moskovija, tai buvo čingischaniškosios idėjos, ideologijos, valdymo koncepto įsikūnijimas Europoje. Taigi, Moskovijos stuburą sudarė ši dviejopą valdymo piramidę – vočinnikė ir pamieščikė. Ir vėliau jinai yra panaudota tiek Stalino, tiek Brežnevo buvo naudojama. Ir tas matosi iki pačiai dienai Rusijai. Tai kad ją suprastumėm, turim šitą laikotarpį irgi gerai išstudijuoti, nes tos valstybės neįmanoma atsieti nuo Lietuvos. Ir Lietuvos neįmanoma atsieti nuo tos valstybės, nes sunkiai įsivaizduoti, nes mes kaimynai iš vienos pusės. Todėl reikia suprasti, kas ir kaip vyko. 1472 metais caras Ivanas III, tai čia yra Vytauto proanūkis, to irgi nebijokim pasakyti, kad tai Moskovija yra viena iš Lietuvos, sakykime, karališkojų dinastijų lopšys. Tai vedė Zoja Palaiologus, paskutinio Bizantijos imperatoriaus dukterėčia, kuri gyveno tuo metu Italijoje. Tai per vedybas bandoma išlaikyti įvaizdį
įvaizdį, kad tai yra ta ortodoksijos gynėja, kad tai yra ta būsimoji, tuo metu dar nebuvo suformuota trečioji Roma po Bizantijos žlugimo Konstantinopolio. Taigi, tuo pačiu atsirado ir labai stiprios Maskovijos ir Italijos sąsajos tuo laikotarpiu per Zoją Palologus, kuri buvo Italijai. Ir tas Ivanas III tapo Maskovijos kunigaikščiu, pirmasis caras, kuris save įvardino caras. Caras yra kilęs iš žodžio Cezaris arba Kaizeris. Čia senas romėniškas titulas ir Maskovijos, rusiškosios Maskovijos jau gimimas. Tai vat bizantietiškos ordos politikos ir kultūros mišinys ta Maskovija buvo, jausminio prado labai stipriai iškelimas ir LDK, kur Lietuvos didžioji kunigaikštystė, mes jau pereisim nuo rugsėjo mėnesio. Iš esmės ta Rusijos kultūra buvo visa sukurta Lietuvos didžioji kunigaikštystėje. Tai yra Kijevas, jeigu paimsim su visom mokslo ir panašiai, tai yra Novgorodas sąjungininkas ir tuo metu mokesčių sistema Lietuvos įjungtas. Tai LDK buvo sukurtas Rusijos asmeninis asmuo, protinis pradas. Tai vat, protas buvo kuriamas Lietuvos didžioji kunigaikštystėje, o jausminis pradas buvo kuriamas toj mongoliškoj, totoriškoj daly. Ir kai jie protą nužudė, tai pas jų ir gavos tas tik tai jausminis pradas, bet raktas rusams į tą paslaptinką dvasią yra Lietuvos didžioji kunigaikštystė su rusiška proto kultūra. Ir mes matome, kad tai yra iš kitos pusės meritokratinė versus hierarchinė bažnytinė sistema. Taigi paveldimumas, tokia aristokracija, vočinikiai išnyksta ir pamieščiki Maskovijai tuo metu kyla, o pas mus priešingai. Vočinikiai persikelia ir va čia prasideda rusiškosios kultūros, iš esmės Lietuvoje sukūrimas. Aivarai, gal padarome trumpą reklaminę pertraukėlę, grįšime į Pulso eterį visai netrukus. Čia Žiauri tikrovė. Radio stotis Pulsas. Naktis, aš leisiu meilei išsiskleist, užmerkusi akis, kaip lietų įsileisiu. Virš laukų ir plonių, nuskrisiu paskui vėją link dausų, atskraistis iš žvaigždžių. Naktis, aš žvelgsiu tamsiai į akis, vargusi nuleisiu tau galvą ant krūtinės ir virš laukų ir plonių, nuskrisiu paskui vėją link dausų, atskraistis iš žvaigždžių. Sakydama, aš lauksiu ir leisiu vėl paeit, kai nieko nebelauksiu. Kai ateis naktis, tik tu man parašyk. Probably
Žiauri tikrovė. Toliau Pulso eteryje Žiauri tikrovė ir tęsime šiandienos temą su Aivaru Lileika. Jo, žiaurus išradimas dabar bus. 1455 metais Jonas Gutenbergas išleido pirmą spaustuvę, mechaninę spaustuvę, kuris spausdino knygas. Tai buvo pati žiauriausia turbūt naujiena visai Europai, nes taiga tų raštininkų, kurie vėl dažniausiai buvo bažnytininkai, kaip tarpininkų nebereikėjo didžiai daliai ir tai buvo turbūt įvardinta kaip didžiulė tragedija ir nesusipratimas, kaip čia dabar tos naujos technologijos spausdintas, kas skaitys, jeigu dvasios nėra, kas skaitys, jeigu tas knygas tokios spausdintas, jeigu čia nebėra įdėta ranka ten, sakykime, gražių paveiksliukų nupieštų ir panašiai. Ir kaip matom, šiai dienai visi knygą skaito ir net nesusimasto, kad tai buvo kažkada tai naujovė, tas spausdintinės knygos, kad tai buvo irgi labai sunkiai priimtas, bažnyčia degindavo, netgi tenai persigėdavo tos, kurie spausdindavo. Tai galim pažiūrėti šių dienų elektroninės knygas, kurios ateina ir lygiai tokia pat nuomonė aš matau, bet mano supratimu be abejo galbūt išliks kažkiek tai tų spausdinimų, bet didžiąją dalim, ypač mokslo pasaulio, bus naudojamas elektroninis popierius, elektroninės knygos, nes medžių nebereikia kirsti ir pigiai savikaina ir efektyvumas daro savo. Tai tuo metu būtent Gutenbergo išradimas paspartino tiek renesansą, tiek reformaciją, kaip nūdienos internetas, sakykime, irgi tam tikrus reiškinius paspartino. Tai tuo metu būtent ta spausdintinė literatūra paspartino tiek reformacijos plitimą, tiek renesanso plitimą ir būtent tie žmonės, kurie priėmė tas naujoves ir panaudojo ir laimėjo. Tai mes turime turėti irgi šiokią tokią patirtį ir neatsiriboti nuo tam tikrų išradimų, bet priešingai panaudoti jos ūkyje. Tai 1455 metais irgi yra svarbus metai, nes nuo 1454 iki 1466 metų Prūsija buvo aneksuota Lietuvos Lenkijos, tai yra buvo įjungta į Lietuvos Lenkijos buvęs tuo metu kryžiuočių ordinas, Švenčiausios mergelės Marijos ordinas buvo įjungtas į Lietuvos Lenkijos bendrą valstybę. Tas labai svarbu, aš praeitoj laidoje kalbėjau, nes būtent tai buvo pirma valstybė, protestantiška valstybė pasaulyje, ne Europos pasaulyje, taip sakykime. Ir tai sudarė būtent aneksiją prielaidą sukurtai valstybei, ištrukus iš Romos imperijos globos, šventosios tokios. Tai dar pats didžiausias įvykis sukrėtęs visus, tai buvo 1453 metų Bizantijos žlugimas, kada Konstantinopolis buvo Suleimano buvo užimtas Mahomedo ir Konstantinopolis, Bizantijos imperija žlugo. Mahomedas II Konstantinopolio užėmėjęs Otomanų imperijos sultono sukūrė valstybę, kuri šiai dienai liko kaip Turkija, bet tai buvo imperija besitęsianti nuo Lietuvos pasienio iki Persijos ir Persija netgi jungusi save iki Indijos, iki Afrikos, tai buvo viena iš galingiausių imperijų pasaulyje. Ir Otomanai, būtent Mahomedas II sugriovė visą tą bizantiškąją kultūrą ir kaip vienas intelektualas pastebėjo, kad bažnyčių net keisti nereikėjo. Reikėjo vietoj kryžių iškelti mėnulius ir tu gavai tą pačią religiją. Iš esmės visa Bizantija jau buvo paruošta islamui ir čia iki tų istorijų mes neįsim, turbūt kaip islamas atsirado, čia jau pasaulio istorija. Mums svarbu yra 1452 metai, nes grinai prieš pat žlungant Bizantijai, kas jau buvo maždaug aišku, kad ten tas miestas tik tai laiko klausimas vienas belikęs ir šiek tiek dar graikiško žemyninės dalies jų valdose, o visa kita užimta jau turkų, Čingischano bendražygių. Tai Maskovijos kunigaikštis Vasilijus, Lietuva tuo metu jau buvo katalikiška, Vasilijus II, Vytauto anūkas, atsisako siūsti mokesčius į Aukso ordą, tai tuo metu mokesčiai buvo įvardinami kaip duokliai. Iš tikrųjų tai buvo ne duoklė, o tai yra mokesčiai, nes ir šiai dienai mes mokesčius galime įvardinti kaip duoklę, kur tu atiduodi tiems, kam valdo, nes tu iš to negauni nieko, išskyrus išlaidas, o pajamų neduoda tau. Tai, tai yra duoklė ir mes įvardinkim šią nūdienos mokesčių sistemą, kaip tuo meto mokesčių sistemą duoklė reikėtų iš tikrųjų, o ne mokesčiai. Tai Vasilijus II atsisakė
siūsti mokesčius į duoklę tą vadinamą į aukso ordą ir de facto Moskovija tapo savarankišką valstybę, išėjus iš ekonominės, dar politiškai jie buvo priklausomi, bet ekonomiškai jau išstojo iš Tatarstano, iš Totorijos ir dėka Vytauto anūko. Ir tai Lietuvos irgi didžiulis nuopelnas, kad Vytautas turėjo vieną dukrą, nežiūrint tai, kad vyriškos palikuonį jisai nepaliko, paliko vieną dukrą ir vytautinė valstybė, vytautinės idėjas tęsiasi Maskvoje toliau. Žiauri tikrovė tokia. Vienas iš svarbiausių įvykių to laikotarpiu nulėmęs Bizantijos žlugimą buvo 1444 metų Lenkija, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, Romos popiežiaus be abejo iniciatyva, nes mes nuo Vytauto Jogailos laikų mes pradėjom daryti popiežinę politiką. Mes nebe savo savarankišką politiką vykdėm, bet mes vykdėm popiežinę. Savosios mes iš esmės nebeturėjome, nes savoje inkvizicija prižiūrėjo, kad nebūtų karštais laužais ir panašiai. Taigi, popiežius pradėjo naudoti karui savo tikslais su visais katalikybės priešais, o pirmiausiai Otomanų imperiją mes buvom pradėti naudoti. Su laiku popiežiaus interesus gindama ši valstybė ir žlugo apie 1794 metus. Tokia žiauri tikrovė, mes nukraujavom ir mes matom, jeigu iki vytautinių laikų, apie ką dar šiek tiek pakalbėsim, mes buvom galinga didžiulio valstybė, nuo vytautinių laikų mes nykstam po 50%, po 100% kas šimtmetį. Ir dabar susitraukiam iki Žemaitijos dydžio valstybės. Tai buvo Žemaitijos kunigaikštystė, Lietuvos didžioji kunigaikštystė, yra dabartinės Lietuvos Respublikos teritorija, bet tai yra net ne Lietuvo, Žemaitijos kunigaikštystės teritorija. Lietuva prasidėdavo nuo Trakų ir baigdavosi ties Mainiškėmis. Mainiškėmis dabar kažkodėl Minsku vadinas, niekaip negaliu suprasti. Tai... Žodžiu, tie metai 1444 buvo svarbus to, kad lapkričio 10 dieną įvyksta Varnos mūšis, dabartį Bulgarija, tai otomanai sunaikino jungtinę Šventos Romos imperijos pajėgas, kur pagrindinį brandolį sudarėm būtent Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos armija, kurios skubėjo į pagalbą nykstančios Bizantijos imperijai. Tuo pačiu metu, kaip jums neskambėtų keistai, venecijiečiai ir genujiečiai tų otomanų armiją perkelinėjo į Europą. Tai tie šalia Vatikano ir įtakojantis Vatikaną asmenys rūpinasi, kad otomanų kariai pasiektų Europą, o mes ant žirgų joje kovojam su to, ką atvežė patys vatikaniečiai. Tobulesnės šizofrenijos kaip krikščionybė aš nesu matęs. Ir valdymą, tai yra, žiūrėkit, į pakitusią sąmonės būseną, kur pakitusio sąmonėje būseną nepaprastai lengva valdyti. Su krikščionybė nereikia kovoti, ją reikia išnaudoti kaip pakitusio sąmonės būseną. Ir jeigu tu tos pakitusios sąmonės būsenos žmonės naudosi, jie bus nuostabūs savinai. Kad Varnos mūšis tą labai akivaizdžiai parodo ir valstybės mažėjimas taip pat. Įrodymas jums valstybės dingimas. Ir Varnos mūšis, kuri venecijiečiai, genujiečiai kėlė visą otomanų armiją į Europą, mes nuo jų gavom į kaulus. Vietoj to, kad jie blokuotų, jie padėjo Vatikanas. Iš esmės, iš vienos pusės padėjo, kad tai būtų, iš kitos pusės taip. Todėl aš sakau, islamas yra dalinai sukurtas popiežiaus taip pat. Ta reikia pripažinti ir tai yra dvi pakankamai draugiškos religijos, kur žmonės visi dalyvaujantis tos pakitusios sąmonės būsenos eisenai yra iš tikrųjų pralaimėję visą laiką. Ir Varnos mūšio pralaimėjimas be abejo baigėsi Bizantijos imperijos sužlugimu. Tai buvo galimybė, bet ta galimybė, nežinau kaip, bet jeigu venecijiečiai, genujiečiai nebūtų padėję iš Azijos į Europą keltis otomanų pajėgom, klausimas, kaip ten būtų baigėsi. Taigi, prie Šventosios Romos prisijungė ir hunijadai, tai yra Serbijos to meto Bosnijos valdovai, kurie buvo ortodoksai ir tai ortodoksijos lopšys. Bet Serbijos valdovai tuo metu hunijadai pasiskelbė katalikais, prisijungė prie Šventosios Romos imperijos dėl islamo baimės ir paskelbė, kad įves katalikybę kaip valstybinį tikėjimą ir tada visi gyventojai persižegnojo ir pasakė, geriau jau pasiduosim otomanams, nes otomanai pažadėjo šalia kiekvienos mečestės pastatyti ir dar po vieną ortodoksų bažnyčią. Ne katalikų, o ortodoksų. Ir taip gavosi ir išlaikyti ortodoksišką tikėjimą. Ir taip gavosi, kad vietiniai gyventojai geriau nutarė tapti, išlaikyti ortodoksais, nei tapti Romos katalikais. Ir iš esmės taip
mūšiuose žuvus negausioms katalikiškų karalių pajėgoms, Balkanai tampa Otomanų imperijos dalimi. Bet otomanai globojo krikščionybę. Paradoksas. Dabar grįšime prie irgi tokio svarbaus mūšio 1435, tai yra Pabaisko mūšis, kuriame Švitrigailos kariai vedami Žygimanto Kaributo. Kaributas nepaprastai svarbus asmenybė to laikotarpį, buvęs netgi Čekijos karaliumi. Skamba labai keistai. Bet vienas iš karibudaičių buvo Čekijos karaliumi, nes Vytautas Karūnas atsisakė, dar dėsim kito. Pralaimė. Švitrigailos kariai vedami Kaributo pralaimėjo lemiamą kovą Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystėms, kurias vedė Mykolas Michaelis Žygimantaitis. Ir tai buvo LDK katalikiškoji diduomenė, o Kaributo pusėje buvo protestantiškoji husitai, kaip nekeisi, nes iš Čekijos karalius buvo husitų pirmosios protestantiškos valstybės. Ir čekai ir ortodoksai. Tai va ta Lietuvos valstybė iš esmės tampa katalikiška galutinai 1435 metais Pabaisko mūšė, kuomet Kaributo kariai pralaimė, Švitrigailos kariai su Žygimantu Kaributaičiu buvo sunaikinti Mykolo Žygimantaičio, tai Jogailaičių tos linijos, ir LDK įsivyrauja katalikiškoji diduomenė, taip sakykime. Katalikiškos tikybos diduomenė, pašalindama iš raktinių postų visų kitų tikybų. Ir tas vainikuojama buvo be abejo Liublino unijai. Augintas mirus Jogailai, pirmasis Kazimieras IV Jogailaitis tapo Lenkijos karaliumi. Ir tai buvo augintas katalikų bažnyčios globoje, Krokuvoje, kadangi tik Lietuvos didieji kunigaikščiai galėjo tapti iki Liublino unijos Lenkijos karaliais, bet jis jau buvo auginamas nebe Vilniuje, nebe Trakos, nebe apleistoje Kernavėjai, bet buvo auginamas Krokuvoje ir jis ten buvo išaugintas taip, kad jis net gimtosios kalbos jau nebemokėjo ir taip katalikų bažnyčia, sakykime, intelektualiai perima visą iniciatyvą valstybės valdymą ir tai parodo tiek Jogailos, tiek Vytauto negenialumą, priešingai, bukumą. Ir to aš nebijau tiesiogiai laidoj pasakyti, kad Vytautas ir Jogaila buvo vieni iš negabiausių geopolitikų ir politikų Lietuvos istorijoje šalia Smetonos. Nes jeigu jie būtų, klausimas jums, ką paliko Vytautas po savęs? Tokio reikšmingo, kad pasakyti nieko ir nėra realiai. Yra tik tai mūšiai, kurios jis laimėjo, mūšiai tai jo, bet ir arkliai, kurios gėrė. Bet ką jisai paliko? Neįdomu, ką jis padarė, bet įdomu, ką jis paliko, nes jisai jie gavo tiek Jogaila, tiek Vytautas tėvų sukurtą valstybę. Taip, viskas buvo paruošta, kaip sakė. Jo, ir tą valstybę, jeigu mes toliau, kaip aš minėjau, pradėsim žiūrėti, mes matom, kad šimtmetį sumažėjančią po 50% teritorijos, vadinasi, iki tol valstybė augo ir mes kalbėsim nuo rugsėjo mėnesį apie tai, kaip ir kas skatino valstybės augimą, o šičia mes kalbėjome apie laikotarpį, kuris mažino valstybę. Ir Vytautas ir Jogaila yra vieni iš negabiausių geopolitikų Lietuvos istorijai. Tai realiai galime sakyti, nuo jų vadovavimo viskas ir žemyn prasidėjo. Akivaizdu. Čia net nereikia. Mes laimėjom daug mūšių, bet karus visus pralaimėjom. Ir tai bus sekančiai laidoj, kurią skirsiu Žalgirio mūšį. Tai būtent vieną mūšį ištyrinėsime ir pažiūrėsim, kaip jisai sužlugdė valstybę. Ta pergalė iš esmės. Tai dar trumpai, 1420-1434 metais Bohemijoje prasidėjo husitų karai. Tai yra pirmosios tautocentriškos valstybės gimimas, nes Husas pasakė, peržiūrėjo visą katalikišką teoriją ir jisai pasakė, pažadėta žemė nėra Vatikanas, pažadėta nėra Jerusalaimas, pažadėta žemė nėra kažkur tai Meksikoje, pažadėta žemė yra toje žemė, kurioje tu gyveni ir išrinktoje tauta yra ta, kuri įdirbinėja žemę. Čia Huso reformos buvo pirmosios tautocentriškos valstybės sukūrimas Europai. Ir be abejo, kadangi Žižka dalyvavo Žalgirio mūšį ir su Vytautu palaikė ryšių, Žižka ir pakvietė Vytautą būti šitos valstybės karaliumi. Ir jie patvirtino jį karaliumi, išrinko ir jam beliko tik tai ateiti. Tai Vytautas išsiuntė Kaributą kaip atstovą savo ir Kaributas pusėje tarp 4 ir 9 tūkstančių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės armija
kovojo ir rezultate popiežius pirštui parodė Vytautui, čia į Europą nelysk. Vytautas pasakė Kaributui, važiuok namo, nes mums valstybei gresia pavojus, nes popiežius susinervino. Kaributas pasakė, eik tu Vytautai, jeigu čia mes kovojam petys į petį su Žalgirio mūšė, kaip mes dabar saviškius galim išduoti? Vytautas išdavė. Kaributas su savo kariuomenė pasiliko. Liko apie 3000 karių su Kaributu. Vytautas iš karto konfiskavo visų likusių karių dvarus, žemės ir atskyrė nuo bažnyčios. Tai todėl aš sakau, tai yra labai, jeigu būtumėm galbūt sužaidę tą Čekijos kortą, klausimas, kaip būtų valstybės, tai būtų galima sakyti Algirdo ir Kęstučio politinės linijos tęsimas ir mes turėtumėm iš tikrųjų įspūdingą valstybę Europoje, bet nebe krikščionišką su išrinktąją tautą ir pažadėtą žemę danguje, bet visiškai kitokį vaizdą, bet turim kokį turim. Realiai, Aivarai, porą minutėlių lieka, kad ir kaip bebūtų, tai gal apibendrinant ar kažką perinant į kitos savaitės temą. Galima, trumpai aš tik priminsiu, kad 1417 Roma tampa vėl popiežiška sostinė. Iki tol tai buvo Avinjono tremtis. Nuo 1317 metų Vatikanas buvo ne Vatikane Italijai, o Avinjone Prancūzijai, nes imperatoriai suprato, kas laiko už gerklės pagrindinis malos virėja, tas valdo visą imperiją ir pakitusios sąmonės būsenos asmenis, kuriems jisai kalba, neklysdamas. Tai yra svarbu, nes tik tai Žalgirio mūšio pasekoj popiežius iš Avinjono galėjo pabėgti Vatikaną. Tik tai Žalgirio mūšio pasekoj. Ir va todėl mes kalbėsim sekančioje laidoje apie Žalgirio mūšį. Iš tikrųjų, viena turbūt reikšmingiausių mūšių ir Lietuvos istorijoje, kaip bebūtų. Gerai, šiandien kaip ir viskas, Pulso eteryje buvo Žiauri tikrovė, be priminsiu, kartojimą galite klausyti sekmadieniais nuo 12 valandos. Na, o Aivarą patį Facebook'e galite rasti Aivaras Lileika. Jo, tam public profile, viešas asmo. Pakviesti į draugus. Bet kokiu atveju laidos... Draugus gal ne, bet tegul į viešą visi. Laidos kartojimą galite klausyti, kaip minėjau, sekmadieniais, na ir laidą parsisiųsti iš pulsas.lt. Iki kitos savaitės. Ačiū. Nebegrįžtant skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. These are the days of sweet as days, so let's celebrate. These are the days of sweet as days, so let's celebrate. These are the days of sweet as days, so let's celebrate. These are the days of sweet as days, so let's celebrate. Man patinka čia labai gyvena, man čia geriau, nes čia gimiau jo. Čia užaugau, čia norėčiau pasę, man čia geriau, nes čia gimiau jo. Šiam pasaulį ten buvau, bet vėl sugrįžau jau. Nes kaip jau sakiau, man čia geriau, nes čia gimiau, nes aš čia gimiau. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįž. Skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios.
mačiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, oi skamba šilai nuo mūsų laisvės derybos. Jeigu kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia. Dienos kaip šventė, kaip žydėjimas ryšios, bet skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas ryšios, mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas ryšios, bet skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįžtant, skubėkime džiaugtis, vai prabėgs nebegrįž jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas ryšios. So let's celebrate. These are the days, the sweetest days, so let's celebrate. These are the days, the sweetest days, so let's celebrate. These are the days, the sweetest days, so let's celebrate.